Pažįstama situacija. Kasmet ūkininkai susiduria su ta pačia problema. Maišant daug skirtingų produktų, iškrenta nuosėdos, būna užsikišę purkštuvų filtriukai. Ir kas dėl to kaltas? Produktai, vanduo, purškėjai. Tam, kad neieškotume kaltų, šiandieną su partneriais Viva Fertilis, konkrečiai su chemiku technologu Emiliu, bandysime atsakyti klausimus, kodėl iškrenta nuosėdos ir kaip to išvengti. Vizualiai parodysime, kokios cheminės reakcijos vyksta purkštuvų talpose. Emili, turbūt nesuklysiu sakydama, kad vanduo yra pats svarbiausias elementas, kurį reikia tinkamai paruošti. Šiandien aptarsime pagrindinius 3 kriterijus – vandens pH, kietumas bei temperatūra. Skirtingose Lietuvos regionuose, imant iš skirtingų šaltinių vandenį, vandens pH kinta. Vidurio Lietuvoje yra artimas neutraliam, apie 7, aukščiau į šiaurės Lietuvą vanduo yra kietesnis, pH apie 8, vietomis ir 9. Šiandien visus pagamintus tirpalus filtruosim per filtrą, kurios akutės dydis yra 50 mikronų. Toks pats dydis, kaip dažniausiai naudojamas taukštuvuose. Štai patikrinsim šį paruoštą tirpalą, ar galėtų ūkininkas tokį naudoti ir neužkimšti purkštukų. Labai akivaizdžiai matome, kad štai tokio tirpalo praktiškai naudoti nepatartina ir negalima. Darant daugiakomponenčius mišinius yra labai svarbu tirpalo pH. Kad augalų apsaugos produktai išliktų efektyvūs, neiškristų į nuosėdas, pH turėtų būti nuo rūgštinio iki artimo neutraliam, maždaug pH nuo 4 iki 7. Aišku, ši taisyklė galioja ne visiems. Pavyzdžiui, sulfonilurėjos grupės herbicidams gerai žinomas Grand Star Premium idealiausia veikia, kada tirpalo pH yra nuo 6 iki 9, tai reiškia nuo artimo neutraliam iki stipriai šarminio. Šiandieną bandymus mes atliksime su vandeniu paimtu iš užusalių tvenkinio, įsipilsime jo ir pamatuosime jo pH. Mūsų naudojamo vandens pH yra 7,1, jisai yra artimas neutraliam, todėl mes jį puikiai galime naudoti visiems savo produktams. Turime kitą vandens mėginį paimtą iš Radviliškio rajono ir šito vandens pH yra 8,2 ir tokio vandens jau pesticidų maišymui naudoti negalime. Tam turime priemonę pH korektorių. Gavome idealų vandens pH ir su tokiu vandeniu galime maišyti augalų apsaugos produktus. Ūkiuose dažnai naudojamas magnio sulfatas kaip pigus vandens parūgštintojas. Taip, jis atliks šitą darbą, tačiau nesutvarkys vandens kietumo. Reikia žinoti vieną dalyką, kad vandens pH yra nelygu vandens kietumui. pH reguliatorių pH yra artimas 2, o magnio sulfato pH yra 5,5. Tad nedideli jo kiekiai tikrai taip nenumuša pH kaip reguliatoriai. Jeigu, pavyzdžiui, turim pH vandens 8, tai jis tikrai nepadarys vandens pH 5, ko reikia augalų apsaugos produktams. Tikrai taip. Ir kitas priežastis, ką paminėjai Justina, tai yra vandens kietumas. Kietas vanduo savyje turi daug ištirpusių magnio ir kalcio karbonatų ir hidrokarbonatų, kurie su rūgštiniais pesticidais ir mikroelementais gali sudaryti netirpius junginius. Todėl būtina naudoti specialius pH korektorius. Jie ne tik tai pakeičia vandens pH, bet ir suskaido šiuos karbonatus ir vanduo tampa minkštesnis. Ypač svarbu teisingai supilti produktus, kurie turi skirtingą pH. Dažnai nežinome ir neskaitome etikečių, kuris produktas yra rūgštinis, o kuris yra šarminis. Dažnai praktikoje matom tokį variantą dėl laiko stokos, 2 produktus pilame į maišymo kamerą. Tai yra užprogramuota problema – iškristi nuosėdą. Justina, parodom, kas atsitinka, kai maišome 2 skirtingo pH produktus tarpusavyje. Dabar paimsime šarminio silicio produkto, kurio pH yra apie 12 ir sumaišysime su rūgštiniu produktu Alfa S, kurio pH yra 2,5. Imam rūgštinį. Pasimam. Ir juos vienu kartu dozuojam į purkštuvą. Ir štai puikiai matome, kad susidarė drumzlės. Netirpios druskos. Tai ant dugno puikiai matosi. Tai Justina. Jau turime netirpo druskas, kurios patekusios į purkštukų zoną tikrai juos užkirs. Dažnu atveju atsitinka taip, kad ūkininkas pamatęs štai tokias
mėlynos spalvos nuosėdas, galvoja, kad būtent mėlynos spalvos produktas yra kaltas dėl iškritusių netirpių junginių. Iš tikrųjų taip nėra. Šiuo atveju mes matome melsvas nuosėdas, kurios susidarė iš alfa S produkte esančio vario ir kito katijono. Tai yra susidaręs visiškai nauja druska ir jinai turi tik tai vario spalvą. Supylus vieną naudojamą komponentą, jį išmaišyti ne mažiau kaip 30 sekundžių ir tik tada, kada jo koncentracija tirpale sumažės, pilti sekantį komponentą. Dabar paimsime šarminio silicio produkto, kurio pH yra apie 12 ir sumaišysime su rūgštiniu produktu alfa S, kurio pH yra 2,5. Įjungiame maišymą. Pirmiausia, dedame rūgštinį produktą, šiuo atveju alfa S. Kiekiai tie patys, ką rodėme prieš tai. Palaukiame, kol produktas išsimaišo bent 30 sekundžių ir dėsime šarminį produktą. Svarbu įsitikinti, kad nebeliktų pirmojo produkto maišymo kameroje ir tik tada galime dozuoti sekantį produktą. Taigi, dedame sekantį šarminį produktą. Leidžiame šiek tiek pasimaišyti. Taip, galim pažiūrėti, kas gavos. Kadangi reagavo labai rūgštinis ir labai šarminis produktai, mūsų tirpalas nesigavo skaidrus, bet Justina, pažiūrėk. Nuosėdų nebeturi. Tikrai nėra ir tokį tirpalą mes tikrai puikiai galime išpurkšti, tai pademonstruosime su filtriuku, kurį turime. Filtruojam tirpalą per 50 mikronų filtrą. Tai, Justina, filtras visiškai švarus, visas tirpalas prasifiltravo ir tokį tirpalą galime drąsiai naudoti purškimams. Justina, pažiūrėkim, ką padarys didesnis pH reguliatoriaus kiekis, kaip galima visiškai susitvarkyti savo tirpalą ir būti ramiam, kad neturėsime problemų. Kaip matai, jeigu mes dar labiau parūgštintume savo tirpalą, iš drumsto tirpalo gauname visiškai skaidrų ir esame visiškai saugus ir įsitikinę, kad neturėsime jokių problemų. Ruošiant darbinius tirpalus reikia vadovautis šią seką. Nesvarbu, ar tai būtų augalų apsaugos produktai ir mikroelementinės trąšos, pirmiausiai purkštuvą pilami ir tirpinami milteliai bei mikrogranai. Sekantys yra rūgštiniai produktai, dažniausiai tai būna tirpalai. Vėliau dedame suspensijas, todėl kad jos turi kiek aukštesnį pH, apie 8. Tada pilami augalų apsaugos produktai, dedami šarminiai produktai, tokie kaip boras, kalis, silicis, na ir galiausiai pabaigai dedame pamus, tai paviršiaus aktyviąsias medžiagas. Pavasarį, kada turime pirmuosius purškimus, balandžio mėnesį, priklausomai nuo oro sąlygų, vandens temperatūra tai siekia 5-6 laipsnius. Ypatingai didelę reikšmę šaltas vanduo turi tirpinamiems produktams. Tai šiandieną norime pademonstruoti, kiek užtrunka produkto maišymas prie 5-6 laipsnių ir kiek užtrunka prie maždaug 10 laipsnių, kad tokią temperatūrą vanduo pasiekia apie gegužės antrą pusę. Prieš atliekant suderinamumo testus noriu atkreipti dėmesį, kad mišinius darysime su maksimaliu komponentų kiekiu ir pilnomis nepamažintomis normomis. Mūsų tikslas išsiaiškinti, kaip produktai dera tarpusavyje, mes netirsime poveikio augalams. Tai nėra konkrečios auginimo technologijos. Simuliuojant natūralias sąlygas, visus bandymus atliksime su 200 ml vandens, kas atitinka 200 litrų vandens 1 hektarui purkštuve. Kad bandymo sąlygos būtų kuo artesnės esančiom purkštuve, maišyklę įjungsime tik tai čiut, kad nesigautų labai intensyvus produkto maišymas. Dabar į kolbą supilsime 10 kg karbamido ir išmatuosime jo tirpimo laiką esant 10 laipsnių vandens temperatūrai. Pilame 5 kg magnio sulfato. Justina, kaip matai, įpilus antrą druską mūsų kolbą, jinai tirpsta šiek tiek greičiau, nes jau prieš tai įdėjome karbamidą, pakėlėme druskų koncentraciją ir kuo labiau koncentruojame tirpalą, tuo tirpimo laikas ilgėja. Kol užtirpinome 2 produktus, užtrukome 4,5 minutės. Aš rekomenduočiau po tirpinamų granuliuotų ar miltinių produktų įdėjimo į purkštuvą nepagailėti laiko
ir pamaišyti kuo ilgiau. Tai yra labai svarbus procesas ir tik tai tuomet, kada ištirpsta visos mūsų granulės, toliau įvedami skysti kiti produktai ir tuomet mes tikrai išvengsime netinklų nuosėdų susidarimo. Pakartosime bandymą, kai vandens temperatūra 5. Supila magnio sulfatą. Taigi, iš mūsų eksperimento pamatėme, kad šaltame vandenyje toks pats druskų kiekis tirpo 30% ilgesnį laiko tarpą. Kad anksti pavasarį gaminantis tręšimo mišinius būtina turėti kantrybės ir tik tai pilnai įsitikinus praėjus ilgesniam laiko tarpui galime pradėti dozuoti kitus mūsų tirpalus.